Skaitmenizacija, paprastai žodis, ko gero, yra tai, ką mes iki šiol darydavom popieriniu būdu, ką bendraudom su valstybe rašydami raštus, kai kuriais atvejais skambinami telefonu. Tai skaitmenizacija mums leido visą tai pernešti internetą, taupyti laiką, galėti naudotis valstybės paslaugomis 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Versle mes galime užsakinėti kažkokias prekes internetu. Mes galime namus užsakyti maisto produktus, net neiti į parduotuvę. Kažkas važiuoja, dalinasi įspūdžiais kelionės. Žmonės, kurie prekiauja, net ir turguje prekiaujantis, jie rodo savo prekių asortimentą internetinėse transliacijose. Viso to nebūtų be skaitmenizacijos, viso to nebūtų be naujienų, kurios ateina į Lietuvą kaip GSM paslaugų, papildomos paslaugos. Naujausi GPS sekimo įrenginiai, kurie yra skirti apsaugoti daiktus nuo vagysčių, gali būti tiesiog lipduko pavidalu. Man daugelis irgi gąsdino, kad va, Mario, tu čia čipuotas, tu čia dabar toks anoks, tave galės sekti, tave valstybė galės matyti. Ne. Visa tai neįmanoma, visa tai yra išmislas. Tam, kad sekti tave, įrenginys visą laiką turi turėti elektrą. Šis kreditinės kortelės čipas elektrą gauna tik tuo momentu, kai mes jį priliečiam prie skaitytuvo. Tai čipas negavęs elektros, jis yra tiesiog, kaip čia pasakius, kaip raktai. Raktas, kuris guli ant stalo, kur tu jį pasieksi. Fiziškai matai, viskas tvarkoja, palydovai jokie jo nematys. Tai šitoje situacijoje tas čipas leidžia atsiskaitinėti ir nevykdo jokios kitos funkcijos. Skaneriai kiaurai praeinu, jokių klausimų niekas niekada nėra uždavęs, nors esu keliavęs per visą pasaulį. Tai covidas, čipai, sekimas, tai yra dar viena sąmokslo teorija, kurią nereikėtų tikėti. Šiuolaikiniam internete yra labai daug šaltinių, kuriuose galima rasti informaciją apie vienus kitus dalykus. Kai kas tam naudoja Google, kai kas naudoja socialinius tinklus, o kai kas tiesiog sėdi įvairiose Facebook'o grupėse, kuriuose yra publikuojami įvairūs keisti dalykai. Sąmokslų teorijos, žmonių išsigalvoti dalykai, dezinformacija, fake newsai apie vieną ar kitą dalyką. Visa tai smarkiai kenkia ir technologiniam, skaitmeniniam progresui. Žmonės skaito tas naujienas, įtiki jas, nesgi mano draugas to pasidalino. Aš ir pats gaunu visą krūvą visokių fake newsų, kaip pavyzdys vienas iš populiaresnių. Dabar amžinas variklis, kur elektra generuojama iš niekur, iš oro. Nors tokie dalykai pasaulyje beveik neegzistuoja. Fizikai tai yra įrodę, o žmonės, matydami sumontuotus video, tuo įtiki ir sako, ką mums čia elektra iš elektros tinklų, ką mums čia saulės elektrinės ant stogo. Mesgi galim namuose gaminti elektrą. Bet visa tai yra nesąmonės, pramanos ir padirbti video siužetai, kai kuriais atvejais lydimi dar visą krūvą neaiškių formulių ir pasakojimų, kaip visa tai visur veikia. Reikia vis dėlto galvoti savo galvą ir ieškoti šaltinių, kurie yra tikri, patikimi. Jeigu mes manome, kad vienas ar kitas dalykas yra netikras, ir kad fakto tu įrodyti ar technologiškai to įrodyti nepavyks, rekomenduoju klausti po žurnalistus. Yra žurnalistai, kurie tikrina tokius faktus, fact-checkeriai. Jie patikrina, jie išsiaiškina su technologais, išsiaiškina su mokslininkais ir sako, šitas dalykas įmanoma, šitas dalykas neįmanoma. Todėl kažkokios pramanos, kažkokie feikai, jie yra populiarūs, žmonės juos žiūri, bet juos tikėti nereikia, nes taip mes pradėsim valgyti žvyrą, smėlį ir maitintis tik tai saulute. Dezinformacijos kojos trumpas, bet pėdsakai gilūs. Neapsigaukite.